Česlovai, nesimato registracijos jūsų. Gvidai jūsų. Makarevičius. Nesimato registracijos. Gvidai jūsų nesimato. Taip, tai labą dieną, gerbiami tarybos nariai. Pradedam Kauno savivaldybės tarybos posėdį. Šiandien Kauno savivaldybės posėdį dalyvauja 23 savivaldybės tarybos nariai. Nedalyvauja tarybos nariai Arūnas Karlonas ir Eglė Rutkauskienė išvykę į komandiruotę. Viktoras Pranckietis turi dalyvauti teismo posėdį ir Valerijus Makūnas meras dalyvauja taip pat svarbiam pasitarime tiesiog savivaldai rūpimės klausimais. Tarybos posėdėje taip pat dalyvauja Lietuvos Respublikos vyriausybės atstovų Kauno apskrityje vyresnioji patarėja Marija Ana Čibirauskienė, savivaldybės administracijos vadovai, savivaldybės kontrolierė Sigita Pieterė. Taip, noriu priminti savivaldybės tarybos nariams, kad dėl galimų viešųjų privačių interesų konfliktų ir nusišalinimo nuo klausimų svarstymo, taip pat balsų skaičiavimo komisijos sudarimo atviram balsavimui, tai pagal reglamento 77 punktą komisija susidaro kiekvienam posėdžiui iš 3 tarybos narių, eilės tvarka pagal abėcėlę, tai šiandien numatoma Jonas Mykolaitis, Alfonsas Norkus ir Česlovas Paulauskas. Prašom įsirinkti pirmininką. Siūlykit. Alfonsas Norkus. Ačiū. Noriu tiesiog paprašyti dėl papildomų darbuotojos klausimų. Tai dėl papildomas klausimas dėl savivaldybės turto perdavimų pagal panaudos sutartį. Šis klausimas buvo svarstytas socialinių reikalų ir sveikatos komitete. Taip pat papildomas Atsiprašau. Taip, tai už komisiją prabalsuojam tada. Atsiprašau. Ačiū. Tai dėl papildomų klausimų, kaip jau minėjau, dėl savivaldybės turto perdavimų pagal panaudos sutartį. Šis klausimas buvo pristatytas ir svarstytas socialinių reikalų ir sveikatos komitete, buvo pritarta. Ir antras klausimas dėl savivaldybės turto perdavimų Kauno rajono Kačerginės daugiafunkciam centrui valdyti, naudoti, disponuoti jo patikėjimo teise. Jis taip pat buvo svarstytas socialinių reikalų ir sveikatos komitete. Taip pat yra tiesiog prašymas, kad išimti iš darbotvarkės 9 klausimą, tai dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006 metų rugpjūčio 24 dienos sprendimo numeris TS 181 dėl Kauno rajono savivaldybės daugiavaikių šeimų rėmimo fondo pakeitimų. Ir taip pat gavau informaciją, kad taip pat siūloma išimti iš darbotvarkės 55 klausimą, tai dėl Kauno savivaldybės tarybos kontrolės komiteto veiklos nuostatų patvirtinimo. Ar galime sutarti dėl šitų klausimų? Galim sutarti, tai balsuojam tada už tai, kad išimti ir su papildomais. Ačiū labai, 22 už, 1 susilaikė. Taip pat norėčiau tiesiog paprašyti dėl papildomų klausimų, tai 60 klausimas dėl savivaldybės turto perdavimo Kauno savivaldybės Kačerginės daugiafunkciam centrui valdyti, naudoti, disponuoti jo patikėjimo teise svarstyti po 27 klausimo dėl pranešėjo tiesiog. Ir papildomą klausimą 59 dėl Kauno savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį svarstyti po 60 klausimų. Ir
Noriu tiesiog atsiklausti jūsų, šiuo metu taip pat yra bendruomenės atstovas iš Alšėnų atvykęs, jis tiesiog prašo, kad 56 klausimą anksčiau svarstytume, kad jam nereiktų laukti. Kaip jūs manote? Kaip jūs galvojate? Tai po kurių klausimų tada 56 svarstume? 56. Dėl gatvėvardžių suteikimų. Atsiprašau, 46. Gal po biudžetų? Trečių klausimų. Gerai? Tai trečių klausimų. Tai vis tiek prabalsuojam už tą pakeitimą. Ko neveikia? Negaliu. Balsuojam. Taip, 23 už, vienbalsiai. Ačiū. Tai pirmas klausimas dėl Kauno savivaldybės tarybos 2015 metų sausio 29 dienos sprendimo numeris TS3 dėl Kauno rajono savivaldybės 2015-2017 metų strateginio veiklos planų patvirtinimo pakeitimų. Pranešėja Dalia Kupratienė. Labadiena, gerbiami tarybos nariai, pristatau sprendimo projektą, kuriuo siūlome padidinti lėšas strateginėms veiklos programoms finansuoti. Papildomai iš kelių direkcijos yra gaunama virš 3 milijonų litų specialiosioms tikslinėms dotacijoms skirtoms savivaldybės vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti. Taip pat 2 milijonais litų didinami asignavimai programoms vykdyti, kur šis sprendimo projektas buvo svarstytas kontrolės, biudžeto ir finansų bei strateginio planavimo komitetuose, jam buvo pritarta. Taip pat šią savaitę yra gautas nutarimas, kadangi sprendimo projektas buvo jau parengtas, tai ši suma kol kas nėra įtraukta, tai siūlome įtraukti į strateginio plano 8 programą priemonę bažnyčio atnaujinimą 100 tūkstančių litų, kurie yra skirti iš vyriausybės rezervo fondo Lapių bažnyčiai tvarkyti. 100 tūkstančių eurų Lapių bažnyčiai. Prašau klausimų. Vidas Urkauskas. Juk tų pinigų 100 tūkstančių taigi nepakaks. Tai ar tikslinga dabar skirti? Tai šį klausimą čia vyriausybė skiria, ne mūsų administracija, bet vyriausybė skiria iš savo rezervo fondo. Mes privalome įtraukti, kadangi jie mums duoda, todėl mes turime traukti savo biudžetą šios pinigus. Daugiau klausimų? Pasisakymų? Balsuojame. Nesuprantu. Nepasi. 23 už, vienbalsiai. Ačiū. Ačiū. Kažkaip tai nesuveikia greitai. Antras klausimas dėl Kauno savivaldybės tarybos 2015 metų sausio 29 dienos sprendimo numeris TS4 dėl Kauno savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimų. Pranešėjas Arūnas Milius. Labadiena, gerbiami tarybos nariai, savivaldybės vadovai, vyriausybės atstovė. Jums teikiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl 2015 metų sausio 29 dienos sprendimo numeris TS4 dėl Kauno rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo pakeitimo. Iš karto pratęsiant prieš tai buvusios prelegentės suteiktą informaciją, taip pat prašau jūsų pritarimo padidinti jau teikiamo biudžeto tiek pajamas, tiek išlaidas 100 tūkstančių eurų, kurie skiriami iš vyriausybės rezervo fondo Lapių bažnyčios tvorai tvarkyti. Tai čia būtų toks skirtumas nuo jums pateiktų skaičių, nes sprendimo projektas jau buvo pateiktas, kai atėjo vyriausybės nutarimas. Savo dabartinį biudžeto pakeitimą darome vykdydami tiek vyriausybės norminius aktus, tai yra
pridėdami 3 milijonus 20 748 reiškia, eurus dotacijų, tame tarpe virš 3 milijonų vien tik tai transporto reikmėms skiriamų ir atsižvelgdami į savo šių metų tikrai labai gerą pajamų surinkimą, skiriame virš 2 milijonų mūsų asignavimų valdytojams tolesniai veiklai sėkmingai vykdyti. Tai yra iš esmės daugiausia padidinami planus, kurių iš karto metų pradžioje negalėjome 100% įdėti, norėdami tilpti į griežtus finansų ministerijos, reiškia, pateikiamus mums rėmus. Tai yra, kaip jau minėta, daugiau kaip 3 milijonai eurų nueina kelių transporto skyriui, švietimo skyriui eina vėlgi įvairioms programos, tai tiek mokyklų įvairūs remontai ir kitos programos, aplinkos skyriaus programoms, tai socialinės paramos skyriaus 400 000 eurų, vėlgi planus didiname tiesiog, seniūnijoms 409 000 eurų didiname. Na, tai tokia pagrindinės tokios mintys, kurios yra teikiamos šiam projekte. Projektas buvo svarstytas biudžeto ir finansų, kontrolės bei strateginio planavimo komitetos ir biudžeto projektui pritarta. Prašau klausimų. Lukuševičiai, prašau. Džiugu, kad pajamos renkamos ir kad lėšos yra papildomai ir jos skiriamos būtiniausiams reikmėms. Ir jūs minėjote, kad kelių transporto skyrių yra virš 3 milijonų eurų skirta. Sakykit, mes praeitoj kadencijoje ir šios kadencijos pradžioje mūsų frakcija nekartą raštu yra kreipusis dėl transporto lengvatų 80 metų sulaukusiems vyresniems politiniams kaliniams ir tremtiniams. Ir yra sudaryta darbo grupė, kuri šį klausimą turi spręsti ir analizuoti galimybės tas lengvatas suteikti. Sakykite, ar yra numatyta ir jeigu ne, tai kodėl? Taip galiu atsakyti, šiame biudžeto pakeitime tai nėra numatyta, nes vyksta dar darbas, kaip jūs minėjote, tiek darbo grupėse ir preliminariai tai kainuotų mažiausiai apie 1 milijoną eurų papildomų lėšų. Na, darbas vyksta tampriai bendraujant su Kauno miestu. Na, jeigu ten plačiau, tai ar gerbiamas Povilaitis? Aš gal pakomentuosiu, gerbiamą Reginą, tiesiog praeitoj taryboje buvo sudaryta darbo grupė, bet kadangi pasikeitė tarybos nariai, tiesiog aš siūlyčiau, rekomenduočiau sudaryti naują darbo grupę, nes tikrai tarybos nariai pasikeitė ir netitinka ankstesnių, tiesiog protokoliškai užsirašyti delegatus, kas galėtų dalyvauti nuo frakcijų, nuo partijų, tiesiog kas galėtų dalyvauti šitoj darbo grupiai ir tiesiog mes išdiskutuotume šitą klausimą. Nes tikrai yra piniginė išraiška, yra dideli pinigai, bet jūs dalyvautume, galėtume nuspręsti, sprendžiam ar ne. Aišku, tų lengvatų dabar yra apie 15 pozicijų, bet jūs siūlote papildomai, kas rajono savivaldybės biudžetui kainuotų. Žodžiu, taip. Rajono gyventojai galėtų naudotis tokiomis lengvatomis kaip ir Kauno miestas. Labai gerai, bet vis tik jau pusmetis praėjo, jau naujos kadencijos, jau šių metų pusmetis praėjo ir dar jeigu nebuvo susirinkta nei vieno karto ir nebuvo kalbėta ir spręsta ir dabar tikslinant biudžetą, manau, kad buvo galima rasti galimybę tų lėšų skirti. Tai tiesiog apgailestauju, kad taip nėra. Tai ar jūs sutinkate sudaryti naują darbo grupę iš tarybos narių, kurie galėtų dalyvauti su transporto skyriaus specialistais ir tiesiog analizuoti šitą klausimą? Tas belieka jau, jeigu nėra dar to darbo pradėto. Savo atstovus tiesiog deleguokite, pasakykite. Gvidas. Darbo tvarka tada tiesiog pasiūlysim ir tikrai atnausim tą darbo grupę tiesiog, kur analizuoti šitą klausimą. Gerai, tai šito, taip, daugiau klausimų apie biudžetą, prašau. Taip, Dalytė Radzevičienė, prašau. Sakykit, prašau, seniūnijoms skirtos lėšos, ar turi kažkokią tikslinę paskirtį, ar kažkaip numatytos? Be abejo, taip, jeigu yra seniūnijų, reiškia, dudų priedė, galiu taip trumpai pasakyti, pavyzdžiui, Alšėnuose lėšos nueina papildomas apšvietimo stulpo atstatymui, akademijos seniūnijoje 3000 eina dviračių tako techniniam projektui, paskui stambesnės Babtų seniūnijoje Nevėžio taikos.
Nu, vienu žodžiu, iš tikrųjų seniūnijame duodame papildomai tiek apšvietimui, tiek įvairiam kitiem reikalam 409 109 eurus. Aplamai seniūnijų biudžetas sudaro 10,3% nuo mūsų biudžeto. Taip, daugiau Gvidas Rutkauskas. Aš norėčiau dar vis dėlto pabaigti klausimą apie tą tvorą, gal kai kam ir keistai atrodo, bet gerbėmėjai, ar mes savivaldybėje neįlysim į didelę bėdą, todėl kad tai tvorai reikia mažiausiai 1 milijono, jeigu kalbant apie litus. Gaunam 350 tūkstančių litų. Tai dabar, jeigu mes tos tvoros savivaldybėje nepadarysime, nesutvarkysime, tai kas bus kaltas? Gal direktorius čia plačiau pakomentuos? Jeigu galima, aš pakomentuosiu. Reikia skirti savokas. Savivaldybė už šitos parapijos tvorą tiesiogiai neatsako. Jinai tik tai prisideda padėti, gali ir spręsti tą problemą. Pernai metais, kaip jūs žinot, iš biudžeto net buvo skirtos lėšos šitos tvoros archeologinių tyrimams atlikti. Taip pat Kultūros paveldo departamentas savo lėšom parengė techninį projektą, kuriame aiškiai yra sąmatos ir kiek viskas tas gali kainuoti. Įvykus avarijai šiemet jau buvo paskelbta ekstremali situacija, tiksliau įvykis tai zonai tiktais, ir vyriausybės rezervo buvo prašoma padėti finansiškai spręsti tą problemą. Vyriausybė apsvaršius ne vieną kartą, taip pat ir Kultūros paveldo departamente, Kultūros ministerijoje, dar ir daug buvo posėdžių, buvo priimtas sprendimas skirti 100 000 eurų. Tai manau atliko specialistai, kurie tame reikale dirba. Ir kiek skirs vyriausybė 100 000, tai yra per mūsų biudžetą, yra tam tikra tvarka. Vyskupija tą procesą atliks, tuos remonto darbus, ir mes tos pinigėlius pervesim. Savivaldybės čia jokių kitokių lėšų nėra. Daugiau klausimų? Pasisakymų? Klausimas labai tokį. Klausimas pasisakymas. Klausimas pasisakymas, gal iš tikrųjų, analizuojant išduotą medžiagą, nėra, sakykime, palyginamųjų lentelių, senesnių skaičių, dabartinius mes matom pasikeitimus, tai būtų prašymas, gal galėtumėt tiesiog rengiant medžiagą įtraukti ir tuos pasikeitimus, kad matytume. Gerbiamas tarybos nariai, tikrai drįsčiau paprieštarauti, yra tiek antrame priede, tiek 2.1, tiek ir kitose prieduose, kur tik tai tikslinama, netgi reiškia prieš tai buvęs skaičius, tikslinama ir kas gaunasi patikslinus. 3 grafos, viskas yra išvardinta. Tęsime tarybos posėdį. 34 klausimas. Pagal darbotvarkę sprendimo projektą pristato Darius Šlapikas. Labą dieną. Pristatau sprendimo projektą dėl pritarimo, kad viešoji įstaiga Kauno regiono atliekų tvarkymo centras nustatytų atliekų priėmimo ir apdorojimo Kauno regioniuose sąvartynuose, mechaninio biologinio apdorojimo ir mechaninio atliekų rūšiavimo renginiuose, žalių atliekų kompostavimo aikštelėse, didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelėse mokesčius. Šio sprendimo pagrindinis tikslas, kad būtų įgyvendintas atliekų tvarkymo įstatyme nustatytas principas teršėjas moka. Šiuo metu šios įstaigos pajamos yra mažesnės nei sąnaudos, todėl ir teikiamas toksai sprendimo projektas. Šis klausimas buvo svarstytas kolegijoje, svarstytas kontrolės, ūkio ir verslo, biudžeto ir finansų komitetuose ir jam buvo pritarta be pastabų. Šau klausimų. Antanas Makarevičius. O tai mokyklos, seniūnijos irgi brangiau mokės? Taip, nes tai yra juridiniai asmenys. Taip, juridiniai asmenys. Pasisakymai. Balsuojame už pateiktą sprendimo projektą. Už. Balsi. Sekantis sprendimo projektas 35. Pranešėjas Darius Šlapikas. Sprendimo projektas dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011 metų balandžio 7 dienos sprendimo numeris T145 dėl leidimo laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių lankymo Kauno rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo.
2011 metais patvirtintas aprašas yra papildytas tuo, kad bus galimybė sudegintus palaikus laikyti kolumbariumuose. Šis klausimas buvo svarstytas kontrolės ir ūkio verslo komitetuose, buvo pritarta be pastabų ir norėčiau informuoti tarybą, kad aiškinimo rašto 9 punkte yra padaryta klaida, vietoj 5.9 punkto reikėtų rašyti 6 punktą. Prašau klausimų, pasisakymų, balsuojam už pateiktą sprendimų projektą. Už, vienbalsiai. Sekantis sprendimų projektas, 36, pranešėjas Darius Šlapikas. Sprendimo projektas dėl uždarosios akcinės bendrovės komunalinių paslaugų centro teikiamos paslaugos kainų nustatymo. Kaip ir visi žinote, Garliavos kapinėse yra pastatytas kolumbariumas ir šio kolumbariumo priežiūra ir urnos laikymo paslauga yra praeitoje taryboje perduota komunalinių paslaugų centrui. Todėl prašome tarybos patvirtinti įkainius. Tai įkainiai būtų tokie. Už pirmos urnos būtų 726,18 €, kiekvienos kitos urnos 90 €. Tas 90 € tai yra papildomas raidžių iškalimas. Klausimas buvo svarstytas kontrolės, ūkio verslo komitetuose ir jam buvo pritarta be pastabų. Prašau klausimų, pasisakymų, balsuojam už pateiktą sprendimų projektą. Už, vienbalsiai. Sekantis sprendimų projektas pristato Darius Šlapikas. Sprendimo projektas dėl patikslinto uždarosios akcinės bendrovės Ralsa 2015 metų investicijų plano derinimo. 14 metais buvo patvirtintas 14-15 planas, 14 metų buvo nurodyti objektai, tačiau buvo nenurodyti 15 metų objektai. Todėl apsvarsčius šilumos ūkio organizavimo komisijoje yra būtent teikiamas toks sprendimo projektas ir nurodyti konkretus objektai, kur ši įmonė turėtų dėti investiciją šiais metais. Klausimas buvo svarstytas kontrolės, ūkio verslo, biudžeto ir finansų komitetuose, jam buvo pritarta be pastabų. Prašau klausimų, pasisakymų, balsuojam už pateiktą sprendimų projektą. Už, vienbalsiai. Gerbiami tarybos nariai, yra klausimas susijęs su seniūnaičiais, tai mes, kurie pasirašę pasižadėjimus, tik atsisakymus, atsisakom dalyvauti. 38. Gerai. Gerai, tęsiam darbą. 38 klausimas. Sprendimas dėl Kauno rajono savivaldybės seniūnaičio išlaidų susijusių su jos veikla apmokėjimo. Dėmesio. Prašom. Susiskaičiuokim, ar užtenka kvorumo. Ar kvorumo, tai na, susiskaičiuokim komisiją. Kvorumo ar užtenka. Keturiolika žmonių. Kvorumas yra. Keturiolika, taip, 14. 14. Kvorumas yra, galim klausimą svarstyti. Bet mes turim teisę nepriimti nedalyvavimą. Jeigu balsų daugumą sutarėm, kadangi labai daug seniūnaičių yra pas mus, tai galėtų dalyvauti visi svarstymai. Na, bet kvorumas yra, tai aš nematau prasmės, nes yra tokia taryba gali priimti sprendimą dėl nusišalinimo. Svarstom, man atrodo, klausimas, kvorumas yra ir svarstom klausimą. Tai prašau, Dariau, priimti. Sprendimo projektas dėl Kauno rajono savivaldybės seniūnaičio išlaidų susijusių su jo veikla apmokėjimo. Tarybos prašytume pritarti, kad seniūnaičio išlaidoms būtų skirtas 21 € į ketvirtį.
Taip pat patvirtinti Sėjūnaičio išlaidų susijusių su jo veikla apmokėjimo atsiskaitimo tvarkos aprašą ir nustatyti, kad šis sprendimas įsigaliojo nuo 2015 m. Liepos 1 dienos. Iš viso Sėjūnaičio rajone yra 191 išrinktas ir kainos tikrai yra panašios kaip ir daugelio savivaldybių. Galbūt yra išskirtiniai Druskininkai, kur yra skiriama į mėnesį Sėjūnaičiui beveik 29 eurai, bet ten reikėtų atkreipti dėmesį, kad yra tik tai 8 Sėjūnaičiai. Klausimas buvo svarstytas kontrolės komitete, biudžeto finansų komitete, jam buvo pritarta be pastabų. Klausimų, prašom. Bus? Pasisakymai? Nėra. Balsuojam. Aš čia turėčiau, čia paleidžiu. Čia balsuojam. O painu 13. 13 už. Taip, sekantis sprendimo projektas, 39 pagal lentelę. 13 už, aš 13 už. O kur 14? Balsų dauguma vis tiek. Minutėlė. Dėmesio. Taigi mūsų, jeigu nenusišalinusių skaičių taip pat įskaičiuot, tai yra 20 tarybos narių, o 13 reiškia dauguma, tai ko mes pergyvename. Taip, sprendimas priimtas. Gerai, ačiū. Sekantis klausimas. Kas nebalsavo, pasižiūrim. Aš atsiprašau, kolegos, viskas tvarkoja. Mes turėjom 14 narių kvorumą, iš 27 ir 13 prabalsavo už daugumą, tai jokių problemų, viskas tvarkoja. Viskas, ačiū. Sekantis tarybos sprendimų klausimas, 39, pristato Darius Šlapikas. Sprendimo projektas dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 dienos sprendimo numeris TS23 dėl Kauno rajono savivaldybės nuolat veikiančios viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos sudarimo, jos darbo reglamento, viešųjų darbų sąrašo, kitų su viešaisiais darbais susijusių išlaidų sąrašo ir jų kompensavimo tvarkos 2011 m. viešųjų darbų programos patvirtinimo pakeitimo. Kauno teritorinė darbo birža delegavo kitą narę, todėl komisijoje keičiama narė ir taipogi savivaldybėje, aplinkos skyriuje vienos specialistės keitėsi pareigybės. Todėl prašome patvirtinti naujos sudėties komisiją. Prašau klausimų, pasisakymų. Balsuojam už pateiktą sprendimo projektą. Už, vienbalsiai. Ačiū. Ačiū. Sekantis sprendimo projektas 40, pristato Marius Storau. Klausom. Taip. Taip. Gerai. Gal čia ateis. Daug žinau tada. Mariau, šiandien kažkaip nesiorientuoja vis laikė. Nemostis, atsiprašau. Taip, tai jūsų 40 klausimas, prašau.
dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo būtinumo. Šio tarybos sprendimu siūloma inicijuoti Kauno rajono teritorijos bendrojo plano koregavimą ir pareigoti administracijos direktorių rinkti visuomenės pasiūlymus dėl bendrojo plano koregavimo iki šių metų spalio 1 dienos ir sekančiais metais pradėti procedūrą. Bendrojo plano koregavimo esmė būtų taisyti techninės klaidas esančias dabar galiojančiam bendrajam plane ir taisyti lokalias vietas, pavienių sklypų apimties vietas, ne funkcinių zonų, bet pavienių sklypų, tam, kad privesti iki darnaus urbanizuotų teritorijų vystymo, pakraščiuose ypač. Taip, prašau klausimų. Gintautas Krilavičius. Trumpai gal galite pakomentuoti, kas ten per klaidos spragos, kurias taisyti reikia pavyzdys? Kaip pavyzdį galiu pasakyti Noreikiškių gyvenvietę, kur buvo anksčiau Noreikiškių šiltnamiai. Tenais yra numatyta pramonės ir sandėliavimo teritorija kaip funkcinė zona. Rengėjai, aš negaliu pasakyti duomenų šaltinio, bet jie pagal kažkokius duomenis buvo toj vietoj numatė pramonės ir sandėliavimo teritoriją, nors ten ta teritorija šiltnamių jau nebėra ir jau teritorija vystosi kaip gyvenvietė, kaip gyvenamoji teritorija ir jau turėjom porą precedentų, kai teritorijų planavimo inspekcijoje pateikti tikrinti detaliai planai, jie strigo būtent dėl to, kad netitiko bendrojo plano pirmo keitimo. Tai čia yra grinai techninė klaida. Paskui yra Stulginskio universitetui išskirta didelė teritorija palei akademijos tvenkinius. Tenais irgi yra pakraštys tarp gatvės ir tvenkinio, kur iš tikrųjų daugiau yra gyvenamoji funkcija, ten yra jau iš senai susiformavę sodybos, pavieniai namai stovi, tai vat ta vieta irgi turbūt, kad tokia yra tinkama keitimui iš būtent Stulginskio universiteto mokymo teritorijos į gyvenamą. Tai čia va tokie keli pavyzdžiai. Taip, daugiau klausimų, pasisakymų, balsuom už pateiktą sprendimų projektą. Už, vienas nebalsavo. Sekantis sprendimų projektas, 41, pristato Marius Toro. Pristatomas sprendimas dėl žemės sklypų pripažinimo būtinais visuomenės poreikiams ir jų įtraukimo į neprivatizuotinų žemės sklypų sąrašą. Siūloma pripažinti 2 žemės plotus būtinais visuomenės poreikiams ir neprivatizuotinus. Tai pirmas plotas, dabar matosi skaidrėje, yra apie 85 arų esantis Taurakiemio seniūnijoje Pilionos kaime. Ir antras žemės plotas. Antras žemės plotas yra Alšėnų seniūnijoje Pažirų kaime prie Žalgirės gatvės. Apie 15 arų plotų. Abudu žemės plotai reikalingi tų gyvenviečių centralizuotų nuotekų valyklų įrengimui, kadangi šitie infrastruktūros plėtros objektai yra įtraukti į 14-20 metų ES finansuojamus projektus, tai reikalingi žemės plotai tam, kad įrengti tas valyklas. Prašau klausimų, pasisakymų, balsuojam už pateiktą sprendimų projektą. Už, vienbalsiai. Sekantis sprendimų projektas 42, pristato Marius Toro. Dėl pradedamo rengti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtros Kauno rajono savivaldybės Zapyškio seniūnijos Skuodiškių ir Krušinskų kaimų dalies teritorijos specialiojo plano pradžios, planavimo tikslų ir uždavinių nustatymo bei finansavimo. Šituo tarybos sprendimu siūloma siūloma inicijuoti ir pradėti specialiojo plano rengimą minėtose kaimuose. Planavimo teritorija yra apie 150 hektarų, tai yra
miško sklypas valdomas urėdijos, o planavimo tikslas yra esamo miško kelio, kuris pagal miškų kadastrą yra miško žemėje, išėmimo iš miškų žemės į infrastruktūros koridorius, tuo tikslu, kad tą kelią galima būtų rekonstruoti, platinti ir sudaryti galimybę Ežerėlio durpyno sunkiajam transportui apvažiuoti Ežerėlio miestą, kad nebūtų važiuojama per gyvenvietę. Specialiojo plano iniciatyva išėjo iš Ežerėlio durpyno valdytojo įmonės ir valdytojas įsipareigoja 100% finansuoti šį specialųjį planą. Šau klausimų, sakymų, balsuojam už sprendimo projektą. Už, vienbalsiai. Sekantis sprendimų projektas 43, pristato Marius Storau. Dėl Kauno rajono savivaldybės Alšėnų seniūnijos Šebeliškės kaimo žemės sklypo, kadastrinis numeris 5247, trukmena 0018-2.11, detaliojo plano patvirtinimo, padalymo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo, statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo. Šio tarybos sprendimu siūloma patvirtinti detalųjį planą, kurio yra suplanuotas žemės sklypas, suplanuojant vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos kvartalą su inžinierinės infrastruktūros koridoriais ir paliekant vieną sklypą žemės ūkio. Šau klausimų, pasisakymų, balsuojam už sprendimų projektą. Už, vienbalsiai. Sekantis sprendimų 43, pristato Marius Storau. 54. Dėl Kauno rajono savivaldybės Ringaudų seniūnijos Virbališkių kaimo žemės sklypo, kadastrinis numeris 5250, trukmena 0016-2.125, detalio plano patvirtinimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, padalymo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo, statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo. Šio tarybos sprendimu siūloma tvirtinti Virbališkių kaime esančio žemės sklypo detalųjį planą, kurio yra suplanuotas vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos kvartalas su kvartaliniu inžinierinių tinklų koridoriais bei bendro naudojimo želdynais. Detaliojo plano sprendiniai atitinka ir buvusios redakcijos bendrai planą ir dabartinės redakcijos bendrai planą po pirmojo pakeitimo. Šau klausimų, pasisakymų, balsuojam už sprendimų projektą. Už, vienbalsiai. Sekantis sprendimų projektas 45, pristato Marius Storau. Dėl Kauno rajono savivaldybės Zapyškių seniūnijos Altoniškių kaimo žemės sklypo, kadastrinis numeris 5201, trukmena 0009.176, detaliojo plano patvirtinimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, padalymo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo, statybos reglamento ir specialių žemės naudojimo sąlygų nustatymo. Tarybos sprendimų siūloma tvirtinti detalųjį planą, kuriuo yra suplanuotas žemės sklypas, suplanuojant 3 vienbučių dvibučių gyvenamųjų namų statybos sklypus, inžinierinės infrastruktūros sklypą ir vieną sklypą, kuris patenka į magistralinio dujotekio įtakos zoną, paliekant žemės ūkio. Šau klausimų, pasisakymų, balsuojam už sprendimų projektą. Už, vienas nebalsavo. 47 sprendimų projektas, pristato Marius Storau. Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo Babtų, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Lapių, Raudondvario, Ringaudų, Samelų ir Zapyškio seniūnijose. Šio tarybos sprendimu siūloma pakeisti anksčiau įregistruotų gatvių geografinės charakteristikas, tai yra jas pratęsiant tam, kad galima būtų suteikti adresus prie jų besišlėjančiom valdom. Klausimai, pasisakymai, balsuojam už sprendimų projektą. Ačiū. 48 sprendimų projektas, pristato Lionė Pikelienė. Gerbiami kolegos, kaip žinote,
sudarius po rinkimų naujų komitetus, pakeitus sudėti komitetų, reikia kiekvienam komitetui pasitvirtinti savo veiklos nuostatus. Taigi ir mūsų biudžeto komitetas tą mes ir darome. Taigi visą medžiagą jūs turit, visus nuostatus, viską. Ir mes labai atidžiai išnagrinėję dar savo komitete savo nuostatus, dar 18 straipsnėje po kablelių dėtume kablelį ir dar norėtume parašyti, kad esant būtinumui paties komitetų sprendimu tą laiką, jeigu labai reikia, galėtume prasitęsti. Ir taip pat reikia pripažinti netekusių galios seną tarybų sprendimą 2011 m. birželio 20, tai yra birželio 30 dienos sprendimą numeris TS 133 dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos biudžeto ir finansų komitetų veiklos nuostatų patvirtinimų. Taigi kviečiu balsuoti už šio komiteto. Prašau klausimų. Gvidas Utkauskas. Aš norėčiau paklausti, mes jau, kiek čia turbūt 8 metai kartu čia dirbam, ar per tuos 8 metus keitėsi nuostatai ar ne? Keisdavosi po truputį, kažką papildydavome arba pakeisdavome, o dabar vat irgi truputį papildome 18 punktų, ką ir minėjau, dėl reglamento komiteto nuostatose. Pasisakymai. Balsuojam už sprendimų projektą. Ačiū. 20 už, vienas nebalsavo. Ačiū. 49 sprendimo projektas pristato Vytenis Vitkauskas. Taip, taigi teikiamas sprendimo projektas dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos jaunimo reikalų ir sporto komiteto veiklos nuostatų patvirtinimo. Būtina pripažinti netekusių galios Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 dienos sprendimą numeris TS 134 dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos jaunimo reikalų ir sporto komiteto veiklos nuostatų patvirtinimo. Sprendimo projektas buvo svarstytas jaunimo reikalų ir sporto komitete, jam buvo pritarta be pastabų. Šau klausimų. Negalėjau dalyvauti tam komitete, bet aš siūlau tą 18 punktą papildyti. Kaip ir kiti komitetai, tiesiog papildyti. Komiteto sprendimų klausimas svarstymas gali būti pratęstas. Atsirastų tokia nuostata irgi. Mes pritartume su pataisimu. Su pataisimu. Pritartume. Pasisakymų daug. Tai balsuojam už sprendimo projektą su papildymu. Su patai. Aštuoniolika už, 3 nebalsavo. 50 klausimas pagal tarybą pristato Paulius Visockas. Teikiamas sprendimo projektas dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos kultūros ir švietimo komitetų veiklos nuostatų patvirtinimo. Savivaldybės tarybos komitetas privalo turėti nuostatus, kurie turi būti patvirtinti ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo komiteto sudarimo. Nuostatose apibrėžtos pagrindinis komitetų veiklos nuostatus. Punktai reglamentuojantis posėdžių organizavimą, sprendimų priėmimą ir kitus veiklos klausimas. Taip pat reikalinga pripažinti netekusių galios Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 dienos sprendimą dėl senųjų nuostatų negaliojimo. Projektas svarstytas kultūros ir švietimo komitetų posėdėje, jam pritarta. Šau klausimų, Asta Ulinskaitė. Turėjau vėl tą patį pasiūlymą, komitete atmetė, tai siūlau gal tarybai, kad 18 punktą papildyti, komiteto sprendimų klausimo svarstymas gali būti pratęstas. Pritartume šitam pataisimui, nes buvo sutarta. Taip. Pasisakymų. Tai už sprendimo projektą su pataisimu, su papildymu. Taip, balsuojam. Už, vienas nebalsavo. 51 klausimas. Pristato Evelina Valskytė. Pristatau klausimą dėl
rajono savivaldybės tarybos socialinių reikalų ir sveikatos komiteto veiklos nuostatų patvirtinimo. Analogiškas klausimas, kaip ir prieš tai buvę, ir taip pat dėl senų nuostatų panaikinimo. Su 18 punkto papildymu, kad esant reikalui klausimo svarstymą pratęsti komitetų pritarus. Klausimų, pasisakymų, tai su pataisimu. Balsuojam. Ačiū. Už, vienbalsiai. Ačiū. 52 klausimas, pristato Jonas Mačiulis. Tai vėlgi tas pats klausimas, galima sakyti, dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos strateginio planavimo komiteto veiklos nuostatų patvirtinimo. Taip, patvirtinti Kauno rajono savivaldybės tarybos strateginio planavimo komiteto veiklos nuostatus. Tas buvo išnagrinėta mūsų komitete ir priimti nuostatai su papildymu. Komiteto sprendimu klausimas svarstymas gali būti pratęstas. Ir antras, pripažinti netekusių galios Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011 metų lapkričio 24 dienos sprendimą. Tai tiek. Klausimų, pasisakymų, balsuojamų sprendimų projektą su pataisimu. Už, vienas nebalsavo. Sekantis sprendimų projektas, 53, pristato Alfonsas Norkus. Teikiu sprendimų projektą dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos ūkio ir verslo komiteto veiklos nuostatų patvirtinimo. Komiteto veiklą reglamentuoja vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnis ir taip pat mūsų Kauno rajono savivaldybės tarybos reglamento patvirtinto 2015 metų kovo 19 dienos 219 punktas. Visumoje reglamente komiteto veiklą reglamentuoja 199 ir 234 punktai. Vadovaujantis jais buvo parengti nuostatai, kuriuose numatyta ir veiklos sritis, komiteto kompetencija, teisės pareigos. Nuostatai buvo svarstyti veiklos ūkio ir verslo komiteto posėdyje ir priimti pasiūlymai, taip pat 18 punktą papildyti esant reikalui, komiteto narių sutarimų gali būti klausimų svarstymas pratęstas. Toks papildymas, prašau, gerbiamų komitetų narių, pritarti nuostatams ir pripažinti anksčiau galiojančių nuostatų sprendimą. Prašau, klausimų, pasisakymų. Kaip mes, Romai, pačią pasisakymą? Supratau. Tai balsuojam už pateiktą sprendimo projektą. Už, vienbalsiai. Ačiū. 54 klausimas. Pristato Petras Mikelionis. Gerbiami kolegos, teikiu klausimą dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto veiklos nuostatų patvirtinimo. Ir taip pat pripažinti netekusių galios senuosius nuostatus. Komiteto nuostatų turinyje yra numatytos veiklos sritys, jų viso 8 ir taip pat kilo diskusija dėl komiteto svarstymo laiko limito. Taip pat buvo sutarta, kad reikalui esant komiteto nariams susitarus pratęsti darbo laiką. Prašau balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. Prašau klausimų, pasisakymų. Balsuojam už pateiktą sprendimo projektą. Buvo 56 pagal knygutę, pristato Nijolė Linkuvienė.
Gerbiami tarybos nariai, teikiamas tarybos sprendimo projektas dėl apdovanojimo Kauno rajono savivaldybės garbės ženklų tvarkos aprašo patvirtinimo. Senasis tvarkos aprašas buvo patvirtintas 8 metų Liepos 24 dienos sprendimu ir naujajame atsirado naujos nuostatos, tai garbės ženklo paties struktūra, dublikato išdavimo tvarka, aprašyti garbės ženklo atėmimo atvejai, smulkiau aptarta kandidato apdovanojimo teikimo tvarka ir teikimų svarstymas. Projektas buvo svarstytas kultūros ir švietimo komitete, pritarta be pastabų. Prašau klausimų, pasisakymų, balsuojam už sprendimo projektą. Už, vienas susilaikė, vienas nebalsavo. 57 sprendimo projektas pristato Nijolė Linkuvienė. Prieš svarstant šitą klausimą noriu pareikšti, jog nusišalinau nuo jo, nes į komisijos narius siūloma skirti mano tėtį. Teikiamas sprendimo projektas dėl apdovanojimo Kauno rajono savivaldybės garbės ženklų komisijos sudarimo. Komisija sudaryti yra būtina, todėl kad pasibaigus ankstesnės savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiai baigėsi ir ankstesnės komisijos pretendentams į apdovanojimą Kauno rajono savivaldybės garbės ženklais vertinti sudarytos 11 metais komisijos įgaliojimai ir siūloma pritarti sprendimo projektui, kuris buvo svarstytas kultūros ir švietimo komitete, pritarta be pastabų. Prašau klausimų. Taip. Klausimas, tikrai pasakius, nustebino komisijos sudėtis, kadangi iš tarybos narių yra tik Jonas Gurskas kaip pareigybė, jis pirmininkas, suprantama, toliau nėra nei vieno tarybos nario. Garbės ženklo suteikimas, aš manau, kad rinkėjai rinkdami ir pasitikėdami mumis visais tarybos nariais, išreiškė pasitikėjimą ir tai, kad tarybos nariai gerai pažinodami ir rajono ir žmonės nedalyvauja garbės ženklų teikime, tai kelia nuostabą. Klausimas, kodėl ir kokiais kriterijais buvo komisija taip sudaryta? Noriu pasakyti, kad pagal tvarkos aprašą, kurį jūs ką tik tai patvirtinot, kandidatų apdovanojimo teikimo tvarkoje teisę siūlyti kandidatus turi meras, savivaldybės tarybos nariai, administracijos direktorius, seniūnai bei kiti asmenys. Siūlant į komisiją narius buvo laikytasi pagrindinės nuostatos, kad politikai šioje komisijoje geriau nedalyvautų, išskyrus vieną, kuris pagal mūsų savivaldybės veiklos reglamentą tarybos narys būtinai vadovauja komisijai. Buvo sudaroma komisija iš atstovų, akademinės bendruomenės, kad atstovautų žmogus, menininkų, švietimo darbuotojų, ūkininkų ir panašiai. Tai principas buvo toks. Taip, Justinas Urbanavičius. Norėčiau paklausti, kriterijus, pasakykit, kodėl politikas negalėtų dalyvauti tokioje komisijoje? Kaip praeitas dvi kadencijas, tik jie ir dalyvavo. Į šitą klausimą tikrai negalėčiau atsakyti, kas buvo blogai ar kas buvo gerai, bet pasižiūrėjus į kitų savivaldybių praktiką, paprastai šiuose komisijose politikai nedalyvauja. Ir leiskim, aišku, analogijos negalima vesti, bet prezidentės apdovanojimų visuomeniniai taryboje irgi taip pat sudaroma ne iš politikų, tai yra visuomenės atstovai. Yra visuomeninė taryba iš visuomenės atstovų.
Daugiau klausimų. Vidas Utkauskas. Įsijunkit mikrofoną. Išskyrus gerbiamo Gursko, kurį mes suprantam, kitos asmenybės kandidatūra nebuvo pagrista. Tai jie prašė, tai gal tiksliau reikėtų bent kiekvieną panagrinėti. Kodėl jisai buvo skirtas? Nu, nedaug jų čia yra. Tai gal, aš nežinau, gal... Ne, nu, galiu paaiškinti, kad daugmaž visi tiek nuo verslo, nuo akademijos, nuo ūkininkų, tai visi žinomi Kauno rajono žmonės ir aš galvočiau, kad tiesiog, jeigu jie keltų savo kandidatūrą, tiesiog žmonės irgi jais pasitikėtų, bet čia skirtingų sričių atstovai puikiai žinantys rajoną ir aš manau, kad ir žmonės juos žinantys, tai kažkaip tai, kad politikų nėra, tai matot visai vienas politikas, tik tai pirmininkas yra, o visi kiti savo verslo tikrai žinomi žmonės. Bet ženklas tai yra Kauno rajono savivaldybės ženklas, ne verslo konfederacijos ir dar kažko. Kauno rajono savivaldybės. Bet šitą komisiją svarsto, tai gali teikti gali tiesiog atstovauti, o šitą komisiją svarsto ir tai kas čia yra blogai, ir jūs prieš personalės tos, kurios šičia komisijoje? Vardėm, kad į tą komisiją turėtų įeiti tarybos nariai. Va. Bet prieš tai pasakė pristatančioji, kad kažkaip tai norim truputį ir pakeisti. Tai... Pagrindinis buvo motyvas toks. Prašau, Česlovas Paulauskas. Aš galvoju, kad būtų viskas teisinga, jeigu tai padarytume. Paliktume tuos visus siūlymus ir dar plus į komisiją pasiūlyti nuo kiekvienos partijos po atstovą. Ar būtų blogai? Tai būtų, kuo daugiau, to yra teisingiau, apsvarsys, pakalbės, aptars, tai tikrai būtų puiku. Šiaip reikėtų nuostatų skaityti, aš dabar bijočiau komentuoti nuostatų. Nuostatai neapriboja, kad būtinai turi būti 5, 7, 11, 15 ar kiek narių. Manom, kad 7 toks optimalus skaičius, darbinga komisija, pakankamas atstovavimas ir gal užtektų 7 narių. Jums spręsti. Nes jeigu tai iš partijų davė vos ne 5 nariai, tą turi prisidėti 4. Tai prašau, Justinas Urbonavičius. Tiesiog tikrai prašytume ir tiesiog įtraukti tos žmonės. Supratom. Taip, Alfonsas Norkus, prašau. Įsijunkit. Man teko garbė rengti praėjusios kadencijos nuostatus ir rekomenduoti komisiją, derinti su visuomenė. Iš tikrųjų, pritarčiau dabartiniam teikiamam sprendimo projektui dėl to, kadangi teikiami žmonės yra iš visų sričių, iš verslo, iš mokslo, iš visų kitų ir tik tai šitos srities žmonės gali geriausiai žinoti apie savo veiklos srityje dirbančių žmonės. O politikai jau mes ir taip priimdami atitinkamus sprendimus jau ir taip savaime liktai dalyvaujam šitame procese. Viena. O antra, aš manau, kad išplėtus komisiją arba padidinus narių skaičių susidaro problema, tai praktika rodo, susidaro problema susirinkimams, kvorumams ir atvykimams ir visa kita. Aš kalbu savo nuomonę, sakau, aš pritarčiau tam sprendimų projektui. Prašau, Lionė Pekelienė. Aš siūlyčiau pritarti sprendimo projektui, irgi čia neforsuoti iš kiekvienos partijos po žmogų, taigi jie ir nebus aptarti, o tiesiog dabar bus staigiai pasiūlyti, neapgalvojus personalijas. Taip, Justinas. Tikrai mes ir iš anksto esam numatę žmonės ir tikrai žino gerai rajoną ir savo žmonės į komisiją, sakykime, ką galėtume pasiūlyti. Tai aš manau, būtų tas dialogas normalus tarp pozicijos, opozicijos ir prie žmonės būtų gražu, vis tiek savo krašto žmonės pažįstam, galėtume ir iš savo išsakyti pusės nuomonę. Tai tikrai šioje vietoje prašom. Tai žiūrėkit, kaip sakot, savo žmogų numatėte, tas žmogus gali teikti tą pasiūlymą apdovanojimą kažkokį tai prelegentą ar panašiai. Tai... Į komisiją mes tikrai tas žmogus būtų suinteresuotas, ateitų, lankytų posėdžius ir aš manau iš visų partijų, tai žodžiu,
dalyvautų šiuose. Bet tai žiūrėkit, dabar tokios karštos diskusijos ir mes tiesiog vėlėmės į tai, mes nežinom tų personalinių, bet ta komisija nėra amžina, mes ją galime bet kurią komisiją vėl išeiti, tai bet kurią tarybą vėl mes ją galim papildyti. Jeigu matysim, kad nefunkcionuoja ir prastai dirba šitą sudarytą darbą. Šiandien padarom, įtraukit papildomų žmonės, matysim, jie netikslinga galėsim pakeisti. Tai žiūrėkit, yra šiaip pasiūlymas sprendimo projektas, alternatyva iš politikų jūs kaip siūlo, taip? Bet tai kas tie politikai tada? Bet tai mes norim truputį pakeisti, tiesiog plačiau pasižiūrėti. Mes pasiūlytume Reginą Lukoševičienę. Aš tada dar kartą siūlau, jeigu galiu, palikti tuos visus pačius, kurie čia yra pasiūlyti, nežinau kieno, ir plus iš kiekvienos partijos po vieną narį į šį komisiją dadėti. Bet ar jūs girdėjot, kad kuo didesnė komisija, tuo darbas neproduktyvus. Pirmininkas tikrai susitvarkys, tai tikrai dirbs geriau komisija. Tikrai taip. Prašau, Alfonsas Nopas. Aš antrą kartą dar trupučiuką noriu savo mintį pareikšti. Iš tikrųjų, siūlyčiau šitą sprendimą dabartiniu metu priimti, o tarybos nariai, kurie turi siūlymą, kreiptis raštu į tarybą ir bus galima tą komisiją papildyti, jeigu taryba tai nuspręs. Tai todėl, kad mes kitus partijus neapsvarstę, nepasiruošę tą žmogų, neapsvarstę kandidatūrą. Tai porą žmonių. Prašau. Prašau, Petras Mikelionis. Aš tai galvoju, gal tada nelaužykim iečių. Vienas atstovas yra nuo daugumos, nuo valdančiosios daugumos, tai pavadinkim, rajono Jonas Gurskas. Nuo opozicijos vieną pasiūlykit ir pabaigim tą ginčą. Kaip sako? Tai mes tada gerai, tada sutinkam su tokiu jūsų kompromisu, tai Regina Lukoševičienę mes siūlom. Tai tvarkoj, tada iš jūsų Regina Lukoševičienė su papildymu šitos komisijos, kaip tarybos narė, tiesiog Regina Lukoševičienė. Taip, tai su papildymu, balsuojam. Tada 8 nariai. Oi, su papildymu. Už, vienas nebalsavo. Ačiū. 58 klausimas pristato Nijolė Linkuvienė. Teikiamas sprendimų projektas dėl apdovanojimo Kauno rajono savivaldybės garbės ženklų komisijos nuostatų patvirtinimo. Kaip ir kiekviena komisija turi turėti savo nuostatus ir būtina patvirtinti. Nuostatuose yra numatytas komisijos darbo organizavimas, posėdžių organizavimas, atsakomybė ir baigiamosios nuostatos. Atsižvelgiant į vyriausybės atstovo Kauno apskrityje specialistų patarimus, 6 punkte siūloma vietoj kiti savivaldybės bendruomenės nariai įrašyti savivaldybės teritorijoje veikiančių juridinių asmenų atstovai. Prašau klausimų, pasisakymų, balsuojamų sprendimų projektų. Su papildymu. Ačiū. Ir kaip ir baigė 21 už vienbalsiai. Ir kaip ir baigėsi tarybos pateiktis sprendimų projektai. Papildoma informacija. Tiesiog dėl kito tarybos posėdžio jo darbotvarkės siūlomas iškilmingas posėdis Liepos 6 dieną Raudondvario pilyje. Dar sekantis posėdis rugpjūčio 27 dieną. Taip papildomai mes jums duosim informaciją, tiesiog pagal darbotvarkę bus sudėliota, visi tiesiog elektroninį paštą gausite tą informaciją. Taip pat papildoma informacija turiu tokia, kad ant mano stalo tiesiog guli dabar Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos ir Kauno rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutartis. Tiesiog kreipėsi į Kauno rajono savivaldybę
asociacijos prezidentas Jonas Guzavičius ir prašo tiesiog pasirašyti sutartį. Aišku, ta sutartis gimė pagal vadovaujantis Lietuvos pažangos strategija Lietuva 2030 metai ir pagal visus aprašus kaip ir atitinka, bet aišku, buvo lyg tai laiku nepateikta, bet sutartis aprobuota teisininkų tiesiog patikrinta ir savivaldybės kažkokių didelių faktiškai visi savivaldybės finansinių įsipareigojimų nėra, tik yra bendradarbiavimas tarp verslo ir savivaldybės. Tai tokią informaciją pateikiu, kad Kauno rajono meras tiesiog pasirašys sutartį su pramoninkų ir darbdavių asociacija. Ir dar viena informacija dėl vyriausybės atstovo Kauno apskrityje 2015 m. gegužės 18 dienos teikimo numeris 711 dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimo patvirtintų gyvūnų laikymo Kauno rajono taisyklių panaikinimų. Buvo toks teikiamas. Tarybos narius noriu supažindinti, kad buvo gautas vyriausybės atstovo Kauno apskrityje teikimas dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimų patvirtintų gyvūnų laikymo Kauno rajone taisyklių panaikinimo. Jau mes tą darbą atlikome, nes buvo nurodyta, kad reikėtų svarstyti klausimą dėl šito teisės aktų panaikinimo, nes kompetencija priklauso administracijos direktoriui. Ir tą informaciją jums pateikiama, todėl kad privalu pagal teisės aktus, gavus teikimą, supažindinti ir tarybos narius, o apie priimtą sprendimą informuosime vyriausybės atstovą. Ir naudodamasi progą noriu pasakyti, jau matėt, girdėjot ir žinot, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija paskelbė interesų deklaravimo žemėlapį. Šiandien tame žemėlapyje 58% tik tai visų savivaldybių politikų yra deklaravę viešus privačius interesus. Mes atrodome gražiau, pas mus 81,48%, reiškia 22 iš 27 yra deklaravę, yra 5, kurie yra jau nusižengę įstatymui, kadangi nedeklaravo viešų privačių interesų, tą privalu, jūs gavot visi informaciją, tą privalu padaryti per mėnesį nuo išrinkimo, bent jau nuo priesaikos priėmimo. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija yra ne represinis organas, o pažadėjo laukti iki Liepos 10 dienos. Tai prašom pasitikrinkit, gal netinkamai buvo įrašyta data, gal netinkamas pareigų kodas. Atkreipiu dėmesį, kad reikėtų rašyti kodą 105, reiškia savivaldybės tarybos narys. Ir darbovietė yra Kauno rajono savivaldybės administracija, kadangi savivaldybės taryba savo kodą neturi. Ir dar vienas momentas. Dėl nusišalinimo. Tikrai esate visi raštingi, dirbate ne pirmą kadenciją, kai kurie. Iš tikrųjų yra vyriausios tarnybinės etikos svetainėje yra išdėstyta konkreti nusišalinimo tvarka, neužtenka vien tik tai išeiti iš salės, prieš tai turi būti raštu pateikiamas nusišalinimas nuo klausimo svarstymo, papildoma deklaracija ir pateikiama nustatyta tvarka per elektroninę deklaravimo sistemą ir nedalyvaujama priimant, ne tik tai priimant, bet ir svarstant sprendimus ir komitetuose. Tai tiek. Taip, daugiau klausimų, Gintautė. Aš norėčiau gal tik paprašyti, kad va čia kaip apie vyriausybės atstovo informaciją buvo, tai gal ją būtų galima prieš tarybą ateityje pateikti, tai būtų paprasčiau susipažinti, nes dabar tai tiesiog pranešama ir kaip faktas toks, lieka ir viskas. Gerai. Priimam kaip pastabą. Taip, ar dabar jau ateityje bus visada tuo pačiu laiku tarybos posėdžiai? 20 kelintą, ten sakysim, paskutinės savaitės, paskutinį ketvirtadienį. Kaip mes sutarsim? Kaip visada. Taip. Manau, bus laikomasi to grafiko, bet jūs žinot priežastis, kodėl nebuvo laikytasi. Iš tikrųjų, Joninės, o anksčiau iš tikrųjų buvo pakankamai svarbios priežastis, kad vyko ne ketvirtadienį. Daugiau klausimų neturit. Tai gerbiami tarybos nariai, turbūt visas informacinės priemonės, kompiuterius gavote, visi veikiantys, o jeigu neveiks, tai Šarūnas Urbonavičius pasiruošęs jums padėti. Ačiū tiesiog už dalyvavimą, ačiū už posėdį. Pirmas kartas sunku, bet aš manau, kad egzaminą išlaikiau. Ačiū jums už palaikymą.